Prašau, pažiūrėkit, va. Vienas banaras, antras banaras, matot? Padaras ir padarytas apynaujis galvos sutrenkimas. Palauk, nosis sumuša nosį, ausis nutamtė ir dar užpakalį spardė, va, provokatoriai. Gerbiama žiniasklaida, prašom šitą viską formuoti objektyviai, kadangi mes čia ne provokatoriai. Gerbiami runkelių augintojai savo neteisėtą akciją parodė visai Lietuvai, jie patys parodė, ką jūs matot. Todėl aš manyčiau, kad jie skųstis tai pačiai žiniasklaidai dabar neturi teisės. Prašom nefilmuoti dabar, nefilmuoti prašom. O kas neturi teisės, o kas man smegenis sutrenkia? Provokatoriai, Visai mes ne provokatoriai, visai jūs žemės ūkį dirbat, jums pilnai galėjo koks nors arklys šitą į galvą įkasti, gerbiami runkelių augintojai. Tu pats runkelis, pats arklys, kodėl nekaltų žmonės mušate, provokatoriai? Mes ne provokatoriai, prašau nereikti ant mūsų. Taip. Ne, mes ne provokatoriai, nekalti žmonės dabar džiekit laukuose, karvės gada, su arklyčiai jodinėja, sugrįžtam užsiima. A jūs čia irgi matot, provokatoriai. Provokatoriai, va, mušė vienas banaras, antras banaras, provokatoriai. Niekas nemušė. A jūs visi šitie veidę papuošimai, visas milinės, žinokite, atsirado pagal instrukciją. Pasirašyta gerbimo vidaus reikalų ministro Markevičiaus. Pagal instrukciją. Policininkas, taigi jūs irgi vargstat. Galėtumėt prie mūsų prisidėti, va, su savo reikalavimais. Tiesą pasakius, koks čia vargas, sakysim, čia greičiau šitą pramogamą, malonumas, jūs... Tai prisidėkit prie mūsų, mes visi kartu būtume Nu ir tada gerai. A kaip jūs tada įsivaizduojat mūsų reikalavimus? Tu žurnalistas biški išjunka. Kalbėm, kaip išjung. Kalbės Antanas. Antanai, varyk. Aš reikalaukite padidinti įkalčius už kiekvieną nusikaltėlių centnerį. Nustatykite įkalčių supirkimo kainas. Reikalaukite apsaugoti šalies nusikaltėlių rinką nuo kitų šalių nusikaltėlių. Reikalaukite, kad nusikaltėlius būtų galima jums pristatyti į jų nusikaltimo vykdymo vietas, tas, kurias jums patiems patinka. Išjung. Žinot, man labiau patiktų, jeigu jūs atlaisvimėtumėt va šitą kelią. Jūs mūsų neišklausėte. Jūs reikalaukit, kad valdžia panaikintų jūsų darbą ribojančias biurokratinės įstaigas. Teismus, prokuratūrą, Seimą, ministerijas, va. O, įdomi mintis. Labai įdomi mintis. Nu, mes tada su šitais ūkininkais žąsinais, nu tada ir susidiruotume. Nu va, vienas fanaras, du fanarai. Atsaka, ką policija, provokatoriai viską pradėjo.